Taigi, kas laukia React ateityje? Neseniai vykusioje ReactConf konferencijoje buvo surengta, sakykim, tikra dvikova. Bent jau taip skambėjo pavadinimas – Karkasų kovų naktis. Geriausi programuotojai susirinko į vieną sceną ir atrodė, kad tuoj lėks žiežirbos. Bet ar tikrai viskas buvo taip dramatiška? Pažiūrėkime, kas ten įvyko iš tikrųjų. Štai citata iš pačies renginio vedėjo. Matot, idėja buvo paprasta – sukurti šiek tiek dramos, paimti geriausius iš geriausių, pastatyti juos ant scenos ir stebėti, kaip jie kovoja dėl to, kuris karkasas yra teisingas kelias React ačiai. Skamba intriguojančiai, tiesa? Bet kaip dažnai nutinka, tikrovė pasirodė esanti kur kas įdomesnė. Gerai, tai kasgi buvo tie kovotojai? Pažvelkime į dalyvų sąrašą. Ir štai čia matome tikrą žvaigždyną. Turime žmonės iš Next.js, Remix, didžiųjų žaidėjų. Bet ne tik. Čia ir Tanstack, ir Redwood.js, ir netgi Expo, kuris atstovauja mobiliųjų aplikacijų pasaulyje. Visa React ekosistema vienoje vietoje. Būtent ši įvairovė ir buvo raktas visą diskusiją, nes paaiškino, kad jie visi kalba apie labai panašius dalykus. Ir čia tas didysis siužeto posūkis. Nors pavadinimas žadėjo kovą, realybė buvo visiškai priešinga. Paaiškėjo, kad jokios kovos nėra. Vyksta kažkas daug gilesnio ir svarbesnio. Vyksta konvergencija. Taip, konvergencija. Visi šie skirtingi karkasai, kurie atrodytų turėtų konkuruoti, iš tikrųjų juda ta pačia kryptimi. Jie tampa vis panašesni. Taigi kyla klausimas, kodėl, kas juos visus stumia į vieną katilą? Panagrinėkime tai detaliau. Štai Kento Cidodas mintis tai puikiai apibendrina. Pasirodo, kaltingas, o gal tiksliau viso šio proceso variklis yra pats React. Anksčiau karkasai turėjo patys išrasti dviratį daugelį sričių. Dabargi pats React branduolys pasiūlo vis galingesnius įrankius ir natūralu, kad visi karkasai pradeda tuos pačius įrankius naudoti. O kai visi naudoja tuos pačius įrankius, jie ir patys tampa panašus. Gerai. Tai koks tas stebuklingas įrankis? Kokia ta viena technologija, kuri verčia visus judėti tą pačią linkme? Atsakymas yra vienas ir jis keičia absoliučiai viską. Tai React Server Components arba tiesiog RSC. Būtent ši technologija yra visos šios revoliucijos centre. Pabandysiu paaiškinti paprastai. Įsivaizduokime, kad anksčiau naršyklė turėjo skambinti į serverį ir sakyti, man reikia šitų duomenų ir anų ir dar šitų. Ir taip kelis kartus. Su RSC viskas kitaip. Dabar komponentas, kuris gyvena serveryje, pats nueina tiesiai prie duomenų bazės, susirenka viską, ko reikia, pats viską paruošia ir tik tada siunčia į naršyklę jau gatovą paruoštą vaizdą. Viskas vyksta vienoje vietoje žaibiškų greičių. Ir štai čia matome tą skirtumą juodo ant balto. Vietoj daugybės kelionių pirmyn ir atgal per internetą, o tai visada yra lėta, mes turime vieną greitą operaciją serveryje. Rezultatas – programėlės veikia daug greičiau, o vartotojai yra laimingesni. Viskas paprasta. Ir, kaip sako Jošas Story iš Next.js komandos, tai tiesiog logiška. Kodėl reikėtų keliauti per pusę pasaulio, jei duomenis galima paimti tiesiai čia šalia? Būtent todėl RSC nebėra kažkokia egzotika. Tai tampa standartu. Tai yra pamatas, ant kurio statoma visa React ateitis. Visi karkasai privalo tai įdiegti, jei nori išlikti. Gerai, pamatus aptarėme, bet technologijų pasaulyje visada yra kas toliau. Ir žinoma, tas toliau šiais laikais beveik visada yra susijęs su dirbtiniu intelektu. Tad kaip DI paveiks React pasaulį? Visų pirma, pakalbėkime apie pačias programėles. Kaip pasikeis tai, ką mato ir naudoja galutinis vartotojas? Pasirodo, DA kelia visiškai naujus reikalavimus. Pavyzdžiui, srautinis duomenų perdavimas, angliškas streaming. Anksčiau tai buvo nišinis dalykas. Dabar, kai dirbtinio intelekto modeliai generuoja atsakymus žodžius po žodžio, tai tampa būtinybė. Kitas dalykas – generatyvi vartotojo sąsaja. Įsivaizduokime, kad DA gali sukurti unikalią sąsają kiekvienam vartotojui atskirai, milijonė variacijų ir galiausiai agentai. Programėlės, kurios ne tik rodo informaciją, bet ir pačios veikia vartotojo vardu. Karkasai privalo visą tai palaikyti. Bet tai tik viena medalio pusė. DI keičia ne tik tai, ką mes kūrėme, bet ir tai, kaip mes kūrėme. Tai paliečia pačius programuotojus. Ir čia išryškėjo du esminiai dalykai. Pirma – kolokacija. Tai reiškia, kad kodas susijęs su tam tikra sąsajos dalimi yra vienoje vietoje. Pasirodo, dirbtiniam intelektui daug lengviau suprasti ir rašyti tokį kodą.
Antra – stabilumas. Jei karkasas nuolat keičia savo API, įrankiai tiesiog nespėja pasivyti. Jų mokymosi duomenys pasensta. Taigi paprastumas ir stabilumas tampa kertiniais principais. Gerai, artėjant prie pabaigos, diskusijos vedėjas uždavė labai svarbų klausimą. Ką jūs, karkasų kūrėjai, norėtumėte gauti iš pačios React komandos? Kokių įrankių trūksta, kad ateityje būtų galima kurti lengviau? Ir atsakymai buvo labai konkretūs. Pirma, sujungti žiniatinklį ir mobilesias aplikacijas, ištrinti ribas tarp React ir React Native, kad kodą būtų galima lengviau pernaudoti. Antra, duoti daugiau kontrolės. Programuotojai nori turėti smulkesnių įrankių našumui optimizuoti, neatsisakant React patogumo. Ir trečia, grįžtant prie DI temos, stabilumas. Prašymas paprastas, kuo mažiau drastiškų pokyčių, kad visa ekosistema galėtų ramiai augti. Ir visa ši diskusija apie konvergenciją, apie tai, kaip React perima geriausias idėjas, veda prie vienos šiek tiek provokuojančios minties. Jei React tampa vis galingesnis ir pats pasiūlo visus reikalingus įrankius, tai ar ateityje iš vis reikės meta karkasų? Galbūt galutinis tikslas yra toks, kad viena diena mums pakaks tik paties React be jokių papildomų sluoksnių? Įdomus klausimas, ar ne?